Koks yra tradicinis krikščionis? Nuleidęs galvą, suskliaudęs ausis, visiems užleidžiantis visus įmanomus kelius? O koks krikščionis esi tu? Toks, kuris kiekvieną dieną siekia pelno, siekia nugalėti, derasi, bando pergudrauti, o paskui per Velykas mušasi į krūtinę, nes lengviau kupranugariui patekti į adatos skylutę negu tau į dangų. Šių dilemų vedamas aš leidausi į kelionę po Biblijos puslapius, po šventųjų gyvenimų istorijas, tačiau naujoviškai, nes norėjau atskleisti, kaip aš vadinu, apverstą krikščionybės piramidę. Ir žinote, pasikalbėjau su 9 žinomais dvasininkais, turėdamas šiokį tokį pradinį nuogastavimą, kad būsiu apkaltintas erezija, bet iš tikrųjų pokalbiai su jais tik patvirtino tiesą, kad krikščionybė yra pergalių religija. Dievas kūrėjas sukūrė tave kūrėją tam, kad tu geriausiai išsiskleistum ne tik bažnyčios klauptose, bet ir versle, politikoje, kultūroje, nes ta Dievo karalystė, apie kurią kalbama, jinai yra čia, ne po mirties. Ir kiekvienas iš mūsų turime nugalėti ne tik tai tam, kad, patenkintume savo ego, bet tam, kad geriausiai atliktume mum numatytą misiją. Tai labai tikiuosi, kad šis 9 žingsnių lyderystės elementorius ne tiek tau parodys, kaip siekti pergalių, bet būtent užprogramuos tave kaip lyderį, pasakydamas tau, kad tu niekuo nesi blogesnis už kitus ir kad iš tikrųjų kartais tavo nesėkmės galbūt yra tinginystės, galbūt kažkokios baimės rezultatas, bet jokių būdų tai negali būti nulemta tavo krikščioniško tikėjimo. Skaityk, galvok ir bendraujam. Jeigu bus klausimų, bus ir papildomų atsakymų.